Taip, pradedam. Tai labas, Jurga. Labas, Laura. Ačiū labai, kad pakvietei. Ai, kažkaip faina dalintis iš tikrųjų. Labai labai džiaugiuosi, kad sutikai pasidalinti, nes aš tave vis stebiu, vis matau, kad tu užsiemi skirtingom veiklom ir man labai patinka, kaip tu daliniesi, kaip tu šiaip žiūri į gyvenimą ir į verslą ir apskritai tavo požiūris. Tai manau tikrai bus įkvepiantis pokalbis ir ypač galbūt moterim, kurios arba turi savo veiklas, arba galbūt ne tik galvoja, o čia jau mano draugas, pačias pirmas žiūri, tai mato. Tai gerai, tai smagu, smagu, kad jungiatės ir pradedam šitą live. Tai jeigu live metu turėsit kažkokių komentarų, tai galite rašyti komentarus, jeigu kažkas rezonuos arba klausimų, tai gale pokalbio atsakysim į jūsų klausimus. Tai pradžiai gal, Jurga, kaip tu save pristatytum pati? Na, pirmiausiai, tai turbūt kūrėja, o šiandienai aš labiausiai tai esu vaikiškų knygų autorė, mama, verslininkė, turbūt tiek. Ir pastoviai keičiuos, žinai, tai irgi ir tuos prisistatymus tenka keisti. Tai va toks šiandieną labiausiai man tiktų. Aha, ir gal trumpam papasakotum apie savo įvairias veiklas, nes tu tokią kelionę esi nuėjus nuo įvairių veiklų ir dabar rašai knygas ir prieš tai rašai knygas augusiam dabar vaikam ir dar visokių turėjai veiklų, tai gal papasakotum truputėlį apie savo visas veiklas ir kaip vat keitėsi jos, nes irgi net prieš šitą laivą buvo toks klausimas, kaip vat paleisti seną veiklą, kai norisi pradėti naują ir vat kaip vat vyksta tie pokyčiai veiklose. Mhm. Tai tikrai, žinai, nepapasakosiu visų, nes aš turėjau ir samdomų darbų, ir net labai, labai fainų ir gerai ten uždirbamų, bet jau šitos atidėkim, pradėkim ten, kur buvau kūrėja ir kur buvo jau mano veiklos. Tai viena pirmųjų labai man pačiai iki šiol gera, kad aš ją turėjau, tai buvo, kaip čia pavadinti, prodiuserinė kompanija. Aš ją įkūriau, aš buvau pagrindinė vadovė, savininkė, paskui pasikviečiau po metų partnerį ir mes kūrėme reklamas, video klipus tokius televizijoms, Lietuvos televizijoms. Ir tiesiog mano tos kompanijos daug darbų, jie buvo pastoviai rodomi eteriuose viešai, nes tai buvo, pavyzdžiui, TV3 vinjetės, kur ten kažkokie prasisuka gaubliai ir ten pasako žinios arba dar kažkas. Tai va turėjau tokią kompaniją, kuri dirbo su, jin vadinosi Motion Group ir tas Motion, bet viską pasako, kad ten buvo daug kūrybinio judesio, nes būtent mes darėm ne spaudą, bet tokias reklaminės grafikas, filmuotus vaizdus. Aha. Tai čia buvo labai smagu ir nebuvo lengva paleisti. Aš ją paleidau dėl to, kad man pradėjo labai plėsti sąmoningumas. Ir aš supratau, nes aš ją įkūriau su nulio sąmoningumo, aš tuo metu iš vis nesidomėjau ir net nežinojau, kad toks dalykas egzistuoja. Buvo karjera, pinigai, ten santykiai, tai buvo pagrindiniai dalykai. Ir kai man pradėjo plėsti sąmoningumas, aš supratau, kad daug reklamų, kuriuo aš darau, aš joms nepritariu. Tiesiog mes darėm ir alkoholiui, ir cigaretėm. Cigaretės buvo jau ne Lietuvos rinkoje ir aš supratau, kad čia reiks labai daug ką keisti. tai iš to didelio pokyčio galiausiai supratau, kad iš vis man artėja šeimos periodas ir tiesiog, jeigu aš ten nedirbsiu, nebus tos pagrindinės sielos, tas partneris irgi nenorėjo tos kompanijos vežti vienas ant savo pečių ir mes užbaigėm. Tada buvo lygiagrečiai maždaug ten kai kurios veiklos persipina. Iš tikrųjų labai prestižinė veikla, tai Vilniaus dailės akademijoje aš buvau pakviesta dėstyti į grafikos dizaino katedrą. Ir tokių lektorių, kurie ten buvo pakviesti dėstyti, yra labai mažai ant Lietuvos. Tenai mes 5 gal buvom, bet ir tai, kai kurie jau buvo su statusais iš anksčiau, tai tokių jaunų kaip aš, tai buvo 2 pakviesti. ir tai nuostabi vieta, nes naujovės, vaikai, studentai ateina,
visi turi savo makus. Ta prasme, ką domina Vilniaus akademija, tai tikrai labai rekomenduoju. Naujos klasės, naujos patalpos. Man irgi, nu, kaip buvo nustebę, kad aš išeinu paskui ir sakė, mes tau ruošiam karjerą, ruošiam daug didesnius, nu, irgi kažkokius postus, ar tikrai. Ir irgi nebuvo lengva, bet aš supratau, nu, manęs niekur nebeveda šitas kelias, man ateina va, vėl sąmoningumas, nauji dalykai, man reikia transformuotis, reikia praeiti. Ir aš kai transformuosiuos, aš nebegrįšiu į tą veiklą, kažkas bus naujo. Tai va, tai ir tą paleidau, tada buvo knygos parašytos mano, iš tikrųjų, pirma, tai visiškai bestselleris jau ten užskaityta ir ten knygynuose. Aš parašiau pirmą savo knygą ir iškart bestselleris tapo. Antra buvo tęsinys, jinai irgi ten pasiekė tos bestsellerio statusus, bet jau gal nebuvo ant tiek ten pirmose lentynose, knygynuose O kodėl išdėta. tu manai jos tapo bestselleriais? Kaip tu pati galvoji? Manau, žinok, tavo tas knygas. Manau, čia labai daug, žinok, suėjo dalykų. Mano gal toks tiesiog, kad aš dariau nuoširdžiai ir labai aš dariau tą knygą tokią, kad jinai taptų transformuojanti, kad jinai tą, kas skaitys, tą personą transformuotų. Ir aš manau, kad tada, nu, tai tarsi sutampa su visatos vibracijom, žinai, nu, tai, ką tu skleidi per savo verslą, per savo veiklą, ir jeigu tai sutampa su visatos planu į ateitį, kokia jinai nori būti, ir jinai, žinai, žiūri, šita knyga gerą energiją skleidžia, jinai reikalinga, irgi tikrai reikalingos tos transformacijos, tai palaikom ją. Nu, vat, žinai, jeigu žiūrėti iš tokio požiūrio, tai aš manau, čia yra, kad tinkama energija atitiko vibracijas, kurios atitinka visatą. Jeigu žiūrėti iš marketingo požiūrio, ten irgi labai daug galima, žinai, surasti kodėl, nes tai buvo toks stulbinantis atvirumas. Aš rašiau tokius dalykus, apie kuriuos žmonėm gėda papasakot apie save. O aš tiesiog ėmiau ir parašiau, nes kaip žmogus išgirs tą vidinį dialogą, jeigu nebus, žinai, tos tiesos. Tai tiesiog, manau, iš kurio požiūrio bežiūrėsi, tikrai atrasi, kodėl jos tapo. Aš pat irgi norėjau paminėti tą atvirumą ir tą tiesą, nes, nu, galbūt vis tiek žmonės, kai yra kažkas labai tikro ir tas atvirumas, jie labai rezonuoja su tuo dažnai, nes iš esmės, nu, knygas, nu, tokio tipo knygas galbūt ir verta rašyti, kad jos, nu, ir yra atviros, nes, nu, tokių paviršinių ar kažkokių tokių nelabai giliai einančių galbūt daug yra ir jos taip giliai nepaliečia, bet jau kažkas yra tokio atviro, drąsaus, kažkas, manau, pažadina tai ir kitame žmoguje kažką tokio, vat, kažkas suvirpa ir vat, per tą tikrumą, per tą atvirumą susikuria toks tarsi nematomas ryšys ir žmonėm patinka ir jie vat, perka tada tas knygas, ar galbūt čia net galima daug kur tą patį principą pritaikyti tikriausiai marketinge, komunikacijoje ar produktas žmonės kuria. Taip, aš manau, kad kiekvieno žmogaus irgi kūryba, jinai turi potencialą skleistis, jeigu žmogus ją darydamas ir pats auga. Ir tada vėl tai yra palaikoma, būtent ir iš visatos, ir iš kūrėjo, ir visiems reikalinga ta transformacija. Ir tam, kam reikalinga, tas ir prisijungs prie tavo tos kūrybos, palaikymu, pirkimu, ten plėtimu. Tai manau, kad čia dar irgi svarbu, kad žmogus tiesiog kažkaip nedarytų automatiškai, bet jisai tame augtų. Gerai, tai tęskim toliau tavo visą karjerą. Taip, aš užsirašius, nes aš užmirštu pastoviai, kiek aš tų veiklų turėjau. Taip, tai toliau vadinosi Lotus Art ir buvo jau šeimoje, aš labai tuo metu domėjausi vedomis ir man norėjosi išbandyti tos vedų rekomenduojamus ilgus sijonus moterim ir ką jie duoda, ar jie tikrai tą energiją duoda. Ir aš pasigėdau gražių ilgų sijonų. Ir tada aš įkūriau gražių sijonų, tik ilgų, tik maxi ilgio. Tokia kaip studija. Studiją mes kūrėm, ten net ne vienas žmogus kūrė, ten buvo ir atėję keli dizaineriai. Ir tokia irgi draugę prisikviečiau ir mes tiesiog kūrėm ilgus sijonus vienetinius ir pardavinėjom. Tai
Tai labai juokinga, nes irgi aš dar kaip bandžiau prisiminti tas veiklas ir su vyru kalbėjau ir sakau, bet palasakau, ten buvo tokie laikai, kad mūsų parduotuviai net nebuvo galima nusipirkti, žinai, buvo parduotuvė, bet be jokių sudarytų, nu, kad tu paspaudi ir perki, o turėjai skambinti, skambinti arba rašyti. Ir vis tiek, va, tų klientų turėjom ir kūrėm ir nu, buvo tikrai labai, labai įdomu, labai gražu. Šitą Mhm. veiklą nebuvo sunku paleisti, nes aš tiesiog ją išbandžius labai greit supratau, kad nu, arba reikia nuspręsti, kad aš dabar būsiu rūbų dizainerė jau ilgesniam laikui, žinai, kokiam 10-mečiui. Ir tada tikrai gilintis jau į audinius, nu, į viską gilintis, žinai, į kirpimus. Aš tikrai pati nesiuvau, aš turėjau siuvėjas, bet nu, reikia vis tiek gilintis. Ir arba aš tą darau, arba, nu, ta mano firma, žinai, sustos dabar ant tos lenkščio, kur yra ir jinai nebetobulės. Jinai, žinai, turėjo pradmenis, turėjo tą impulsą, bet reikia tobulėti. Tai ir aš, žinok, nusprendžiau, kad aš nenoriu būti rūbų dizainerė. Nu, ta, kuri, žinai, daug išmanys ir gyvens toj srity. Ne, nu ir viskas. Ir kai aš išeinu, tai ir visi partneriai, visi viską. Pas mane taip yra. Visi išeina, niekas nebepaveža, žinai, tos tokios pradžios, kurią padariau. Tada buvo Lila LT, tai gal irgi net kažkas esate girdėję, mes rašėm sąmoningus straipsnius. Tai buvo portalas, kuris rašė sąmoningus straipsnius, visi straipsniai buvo apmokami ir nu, ta prasme, kad sumokama už darbą, kas ten viską daro, ir mes gyvenom grinai iš rėmimų. Ir irgi mums rėmė tiek paprasti žmonės, kur kartais ten ir 10 eurų perveda, bet rėmė ir tokie stambesni rėmėjai, kur gavom ir jau tūkstančiais. Tai irgi, nu, tai atrodo toks keistas verslas, bet nu, ne visi tokį įsuka. Tai aš iš tikrųjų per visą tą Lilą nepasėmiau savo nei euro. Irgi, aš buvau taip nusprendus, va čia tokį padaryti kažkokį labdaringą dalyką. Tai ta Lila irgi egzistavo, tie sąmoningi straipsniai. Nerašėm jokių užsakomų straipsnių, tik tai tuos, kurie tikrai turėjau partnerę, irgi tik tai tuos, kurie man ir mum abiem patiko ir manėm, kad verta apie tos parašyti žmonės, veiklas. Tai va tiesiog maksimaliai skleidėm tokį sąmoningumą, kas egzistuoja Lietuvoje. Čia buvo lietuviams apie Lietuvą sąmoningumo srity. Nu ir dar paskutinė veikla, tai yra, aš turėjau tikrai labai santykių seminarų, santykių lektoriavimo, santykių konsultacijų ir emocinių konsultacijų, nu tokį kaip lektorės visą tą ir įvaizdį, ir tikrai labai daug daviau, nes tikrai buvo padaryti didžiuliai nuostabūs seminarai su dideliais ratais žmonių, kur ten net neatsiminsiu, ten kelios dešimtis, bet aš, pavyzdžiui, dariau daugumą visko online. Ir šita veikla irgi mane taip pradžiugino, aš tada supratau, kaip aš gerai jaučiu tą visatos pulsą, žinai, nes įsivaizduok, tuo metu, kai aš lektoriavau ir aš sugalvojau padaryti didžiausią savo įmanomą seminarą apie santykius ir padaryti jį online ir atiduoti maksimumą, ką aš turiu tuo metu. Tuo metu visi turėjo savo kabinetus, pasikviesdavo žmonės į savo kabinetus, į savo studijas. Ir aš sakau, ne, aš darysiu online. Ir mano vyras irgi sakė, nu, eik, nu, pas tave ateitų ten minios gyvai, kodėl tu darai online? O aš taip jaučiu, kad reikia daryti online, žinai, ir taškas. Ir aš ten pasiėmiau 3 mėnesius pasiruošimui, ten, nu, žodžiu, pas mane buvo didžiulis pasiruošimas kaip super profesionalės, kaip aš tą medžiagą išdėstysiu, ten pasiruošiau, kaip viskas, kaip atrodys, kad aš eisiu į studiją, kad aš ne namuose darysiu, aš eisiu į studiją, kur mane filmuos, operatoriai tenai viską, žinai, reguliuos, visą dieną vyksta seminaras. Ir ką tu manai, ir prasidėjo covidas, ir, ta prasme, ir visi buvo tik tai 3 kart laimingesni, kad aš jį darau online. Ir va tada, nu, irgi, žinai, supratau, kad aš esu, nu, kartu su ta visata ir žinau, ką reikia daryti. Ir kad reikia klausyti savo tos intuicijos ir va taip ir daryti, nu, kad ir ką tau sakytų kiti. Tai va, tai šita irgi buvo tikrai didelė, sėkminga veikla. Bet, žinok, vienu tarpu aš supratau, kad aš kažką turiu dar atrasti daugiau. Aš nesu lektorė, aš taip supratau. Ir kad ir kaip tai buvo man sėkminga ir lengva, iš tikrųjų man lengva buvo būti ta lektorė.
aš supratau, reikia eit toliau. Ir kai kuriuose atvejuose tiesiog pradėjo iš vis nukristi toks noras, nu, kažką tarsi mokyti, žinai, įkvėpti, toks tiesiog nukrito, norisi pasikalbėti, pasidalinti, atsiverti, bet, nu, bet ne tai, kad, žinai, taip imti ir viską dabar tave išmokyti, kaip turėti laimingą gyvenimą. Aha, tai bet dar buvo veiklų, kiek žinau, ar tu jauni prie dabartinių, ar dar kažką Tai turi? dabar jau šitų nepakeičiau, tai dabar esu įkūrusi, Vokietijoje yra užregistruota online, nu, kaip parduotuvė, kuri prekiauju kristalais ir tuo pačiu rašau vaikiškas knygas. Jau dabar rašau, va, galiu pasireklamuoti tą progą. Vaikiškos knygos, viena parašyta labai sėkminga šita, oi ne, šita. O šita čia yra dar viršelis toksai, va, tik tai mano padarytas, nes jinai dar yra spaudoj spausdinama ir nu, jau yra nupirkta. Artėjom link kelių šimtų nupirkti iš anksto knygos, nes aš gerai parašau. Bet aš Tai prisimenu dar vieną dalyką, tu ten, kai buvo atsiradęs dirbtinis intelektas, tu darai kažkokį dirbtinio intelekto kursą, tai šito kažkaip taip. minėjai. Aš žinok, tų smulkių veiklų net nežymiu, nors taip, tai buvo irgi ir pelninga. Net nepasakoju tų smulkių, nes man atrodo, nu čia per mažai laiko užtruko. Žinau, bet man šita Jo, kažkaip įsiminė, nes taip. kadangi irgi dar tik žmonės nelabai kažką apie jį žinojo, dar tik atsimenu, tuo metu tik kažkas ten prasidėjo, bet tu iš karto, va taip, nutarėjai kažką daugiau sužinoti, papasakoti, padaryti kursą, va apčiuopti, va kažkaip tą irgi momentą. Aš žinok, jau ne kartą taip, nu, esu savo pasakius ir pastebiu, aš esu susijungus su ateitim. Nu, man taip atrodo. Ir aš gal, žinai, gal jeigu kas žmonės tom visom teorijom, nežinau, jau skirtingų yra, nu, kad galima grįžti į praeitį, ar jau gyventi ateityje, nes visas laikas egzistuoja vienu metu ir grįžti dėl kažkokių dalykų į praeitį, ten kažką nuveikti, toliau ten keliauti po tas visatas ir laikus. Žinok, aš jaučiu, kad aš esu grįžus. Nes aš antiek jaučiu tą ateitį ir antiek ją matau. Ir, pavyzdžiui, nu vien tas dalykas, kad filmai. Mano patys mėgiamiausi filmai yra, kai ten žmonės skraido kosmosuose su kosminiais laivais. Absoliučiai ta, žinai, fantastinė, nu ta kaip čia fantastinė tema. Ir man jie tokie tikri ir aš taip atrodo, kai juos žiūriu, aš tiesiog atsipalaiduoju, nes atrodo, oi, nu kaip gera, kai tos technologijos normalios. Žinok, aš esu va toks žmogus, kur, nu, man kosminiai laivai, skraidimas, kitos planetos, bendravimas su kitų planetų gyventojais, labai multitoksai kultūrinis vaizdas, žinai, aš irgi, man net nereikia va tų šalių ten, ar čia mes, dabar va, Vokietijoje gyvenam, tai ar čia mes Vokietijoje, ar čia mes Lietuvoje, grįžk į Lietuvą, nu kokia Lietuva, man žemė yra mano namai, žemė, aš esu žemietė. ir, ir kai atsirado dirbtinis intelektas, aš iškart žinojau, o ačiū Dievui, atsiranda nuostabūs asistentai, kurių man trūko darbuose visą laiką. Nu, aš darbė turėjau visą laiką nemažai asistentų ir tokių turėjau, kur iš tikrųjų kaip faina tokius turėti, kur viską padaro, žinai, reikia tau nupirkti pirago, varo nupirkti piragą, reikia tau ten siūs sąskaitas, siunčia sąskaitas, reikia sutvarkyti kažkokius normalius verslo darbus, sutvarko normalius verslo darbus. Tai man visą laiką trūko tų asistentų, kad jie dirbtų kuo efektyviau, kuo greičiau ir kuo, nu, žinai, be mažiau ten tų tokių emocijų. Nes, nu, žinai, kartais su žmonėm ten reikia ir labiau kažkaip tai gražiau šnekėti ir, nu, kažkokį tai gylę atrasti, kad būtų fainas santykis. Tai, bet kai atsirado dirbtinio intelekto pradmenis, aš iškart žinojau, ateina asistentai žmonėms. Tiesiog vat, profesionalams, kurie norės savo srityje tobulėti, ateina labai nuostabus asistentai, nes jie bus, nu, tiesiog daug tobulesni ir greičiau dirbs, o žmonės galės tapti labiau profesionalais tada. Tai kai aš pamačiau, kad ateina dirbtinis intelektas, tai, žinai, aš pirmiausia norėjau pati išmokti kuo daugiau. Ir aš tada žinojau, kad jeigu aš padarysiu kursą, tai aš tikrai mokinsiuos. O
jeigu... Tikrai kažkada tokių idėjų irgi kartais turi, tai kartais laiko nerandu padaryti kursą, bet ir aš Tai esu va, galvojus, tai va, nes taip, nes aš senai tu pats esu... mokaisi ir tada ruoši medžiagą, taip, taip. Taip, aš žinau, kad jeigu kiekvieną dieną bus paskaita, tai aš turėsiu, nu, aišku, mano tas kursas ir vadinosi pradinukams, nu, tokiems, žinai, pradedantiesiems, nesakiau, kad aš čia esu dirbtinio intelekto profesionalė, Bet man atrodo, bet tuo metu visi buvo ganėtinai taip, pradedantieji, nes tik ten taip. atsirado, nežinau, ar net čia GPT dar buvo atsiradęs, ten, nežinau, labai buvo ten, atsimenu, tik atsiradę kažkas tai. Ten buvo tik atsiradęs GPT ir jisai buvo dar tikrai su labai labai, nu, nepalyginsi kaip Tai dabar. niekas net neįsivaizdavo, ką čia daryti galima. Taip, Toks, tai buvo labai platus. taip. Ir aš tam kursą iškart rodžiau, kaip galima taikyti, nu, rašymui, nes man aktuali sritis, kaip galima taikyti gyvenime, nu, visam klausimam ir kaip galima taikyti netgi piešimui, nes irgi man buvo aktuali sritis ir aš iš karto rodžiau, nu, piešimus, ten fotografijas, visokius interjerus, kaip galima irgi tą taikyti. Atsimenu, dar tada būdavo tas, wow, čia galima įsidėti savo veidą ir ten padaro, kažką dar ten nelabai gerai padarydavo, atsimenu, tuo metu ten ne taip kaip dabar, bet jau ten buvo tas toks wow efektas, kad, o, kaip tu čia gali save ir taip įsidėti, Taip, ir toks, nu, taip. tai... Tai ir įsivaizduoju, vėl, čia man vieninteliai Lietuvoje, visoje Lietuvoje, man vieninteliai atėjo iš karto mintis, kad, pavyzdžiui, o tai reikia užsiregistruoti Facebooko grupę, kur jinai vadinsis dirbtinis intelektas. Ir nieks nebuvo dar tokios grupės, nu, kaip paėmęs, žinai, padaręs. tai tiesiog aš tos grupės netęsiau ir dabar stovi ten tokia, nu, numirusi, bet tą vardą, žinai, dirbtinis intelektas, kur nėra jokio papildomo žodelio, aš pasiėmus ir pati pirmą, nu, Facebook'e užregistravus lietuvišką pavadinimą. Tai va, tai čia mano tas pajautimas ateities ir kad, va čia tai reikia šitą imti. Man dabar toks kyla klausimas, labai norisi paklausti, koks tavo santykis yra su gausa, su pinigais, nes tu taip kalbi apie tas veiklas, o atėjo įkvėpimas, darau tą, ar tau svarbu kažkaip uždirbti iš tos veiklos, ar tu apskritai kažkaip gal nelabai jaudiniesi gyvenime dėl tų pinigų, koks tavo santykis yra su pinigais ir kuriant veiklą, koks yra santykis su pinigais. Nu, kuriant veiklą, žinai, man svarbu, kad, nu, tai tikrai iškart svarbu, kad tai neštų pelną. Nu, bet vienintelis buvo tas Lila portalas, kur aš buvau nusprendus neimti savo iš viso nieko. Bet vis tiek mes generavom, nu, tos finansus, kad kitiem mokėtume už straipsnius. Tai man iš karto veikla turi nešti pelną, nes jeigu aš tik galvoju, kaip man fainai save išreikšti, tai čia nėra verslas, čia yra hobi. Ir viskas puiku, nu, bet tiesiog turi būti, žinai, tam tikri pavadinimai veiklų. Ar aš darau hobį, ar aš darau verslą. Tai pas mane turi būti tikrai pinigai iš karto. Aišku, kad jie ateis. Dabar tas jų kiekis tai labai priklauso vėl. Aišku, aš esu orientuota į kuo didesnį kiekį. Tai man iš tikrųjų labai patinka pinigai. Man labai, nu, nežinau net kaip čia tą išreikšti su tokiu, žinai, lengvumu ir smagumu, bet man labai patinka pinigai ir kad už juos galima pirkti, galima ten turėti patirtis, galima, nu, tiek daug nuveikti. Ir iš tikrųjų toks paprastas dalykas, vat sugalvotas, nu, kažkokie popieriukai, ne? Ir jeigu tu jų prisikaupi, tai, nu, tu gali, vat, savo tada gyvenime čia visko daug pripirkti. Nu, man tai atrodo čia nuostabi sistema ir tokia paprasta, nes, nežinau, jeigu, pavyzdžiui, mums reiktų atiduoti ten kraują savo, ar už patirtis, arba, žinai, ten sveikatos dalis už patirtis, arba dar kažką, oi, tai, nu, skamba kaip sudėtinga sistema. Bet mes atiduodam laiką savo už pinigus, tai čia atiduodam. Laiką mes atiduodam bet kokiu atveju. Mes tiesiog sėdim ir laikas eina. Tai, žinai, vat, nu, norisi parodyti, kad jeigu kažkas galvoja, kad jis atiduoda laiką, jisai žiūrėdamas į sieną atiduoda laiką, jisai miegodamas atiduoda laiką, jisai, ką bedarysi, pas mumis laikas eina, nestovi. Tai tada renkiesi, nu, kur tu nori jį atiduoti. Tai aš visą laiką renkuosi, kad man būtų smagi vidinė veikla, žinai, aš nenoriu atiduoti ten, kur, nu, o, vėl pirmadienis, žinai, aš, žinai, keliuosi. Vėl pirmadienis.
Tai vėl viską, tikrai net samdomuose darbuose, aš neturėjau nei vieno samdomo darbo, netgi kuris man nepatiktų. Aš net samdomus darbus ėjau ten, kur man iš karto patinka ir kur aš sakau, vėl pirmadienis. Tai O kodėl tu tada manai, žmonės yra darbuose, kurie jam nepatinka, arba kartais sako, nu taip, aš norėčiau daryti mėgstamą veiklą, ką myliu, bet man, vat, aš turiu uždirbti pinigus, tai va darau kažką galbūt, kas man nelabai patinka, kad galbūt turėčiau laiko daryti, kas man patinka, ir tada jie iš viso užstringa kažkokiam rate. Nu, man taip gavosi, kad aš mhm. kai buvau samdomam darbe, tai jau ten kelis metus norėjau pakeisti tą darbą, bet visiškai nežinau, ką ten daryti, kaip daryti, ir man čia saugu, kol galiausiai per COVID atleidinėjo žmonės, tai ir mane atleido ten kartu su ten 20 žmonių ir dar davė didelį išeitinę. Tai man buvo ganėtinai lengva pradžia pradėti tą veiklą, nes nu, aš turėjau ir laiko, ir pinigų, ir aš galėjau ten eksperimentuoti ir tada pasakyti, ai, nu, jeigu čia man niekas nepavyko, tai grįšiu aš vėl į kokį samdomą darbą, ir aš aišku, kartais, kai man atsibosta nestabilumas, bandau ten jį grįžti ar kažką, bet vis tiek galiausiai nukreipia gyvenimas likti ten, nu, ne visai likti, bet ar kažkokių naujų projektų atsinčia, ar dar kažko, tai taip ir negrįžau į jį. Tai galbūt iš dalies, vat, nu, man irgi galbūt nu, tam tikra prasme lengva kalbėti, bet iš kitos pusės galbūt čia ta visata man irgi padėjo, nes jinai gal matė mano potencialą ir norą ir taip nukreipė. Tai vad aš galvoju, kodėl vad vieniems žmonėms taip nutinka, o kiti vad gal visą gyvenimą nieko nepadaro, nepradeda, nors nori ir nesusiklosto gal tos aplinkybės. Kodėl va tokie skirtingi scenarijai būna, kaip tau atrodo? Nu, aš tai galvoju, kad čia tiesiog mes esam labai skirtingos kaip sąmonės, vėl, žinai, jau ne kaip žmonės, bet, nu, kaip sąmonės, kurios gyvena daug gyvenimų, kurios ten eina įvairiausius įsikūnijimus ir, na, kai kam, ir čia, o jeigu taip iš žmogaus pozicijos žiūrėti, tai yra pamokos, augimas, transformacija. Kiekvienas darbas yra nuostabi vieta transformuotis. Ir nu, kartais žmogus nelabai nori transformuotis, tai jeigu jam jau būtina pagal jo kaip sąmonės planą, ne, nu, tai jam taip truputį paspiria jį, žinai, vat, nu, tau, žinai, irgi COVIDas. Iš tikrųjų, man lygiai tas pats buvo. Aš turėjau labai gerą samdomą darbą, o aš buvau ta pati prodiuserė tik daug didesnėje kompanijoje ir mes tiek smagių darbų darėm. Ir irgi atėjo tas COVIDas ir tada, ne COVIDas, tada atėjo ta tokia kažkurių čia metų buvo tokia labai jau didelė krizė, kur tiesiog atleisdavo ten padaliniais žmonės. Tai va, aš ant šitos krizės irgi tada nu, buvau atleista su visu savo skyrium iš darbo ir aš nebūčiau pati išėjus. Nu, niekada nebūčiau turbūt išėjus iš tokios geros vietos, nors ir ten buvo ir sunkumų, ir kas nepatiko, bet tai labai buvo nu, įdomus darbas ir labai, labai gera alga. Tai, Dabar bet man... prisimenu apie tą krizę irgi noriu papildyti. Tai aš tokiam darbe visai kažkokios ten mano pareigos buvo asistentė ir per tą krizę irgi visus atleidinėjo, nu, tai ir ten mane irgi atleido ir atsimenu visi tada taip bijojo, kad čia dabar bus neįmanoma susirasti darbo, čia krizė, čia žodžiu visi bedarbiai. Aš ten prisintinėjau, atsimenu CV ir susiradau dar geresnį darbą, taip atsidūriau knygų leidykloje per pačią krizę. Ir iš karto ten įėjau menedžerio pareigas gavau, nes ten buvo toks motinystės atostogos ir ten reikėjo irgi su Rytų Europą, kas dirbtų ir kad kažkas, nu, žodžiu, taip kažkaip susidėliojo, kai žmonės per tą krizę visi ten be darbų buvo, ten skundėsi, tai dar geriau gavosi. Tai va toks irgi galbūt irgi nežinau, ar čia tas mūsų nusiteikimas gal labai priklauso, ar va tikėjimas, ar pasitikėjimas, va nežinau kas, kad va taip, nu va paima, o kiti va visai kitokią realybę gyvena tuo metu. Tai... Žinai, kiek, nu, bet irgi pastebiu tų istorijų, tokių va kaip tavo ir mano lygiai tas pati istorija. Man tai tada mane atleido ir man pradėjo skambinti klientai, kur aš dirbau toj kompanijoje, žinai, ir pradėjo skambinti, sako, tai tu nedirbi, o tai kur tu dabar dirbi? Žinai, sako, tai mes norim su tavim gaminti ten, žinai, viską tuos klipus. Ir aš sakau, nu tai aš savo turiu, žinai, bet dar neturiu. Bet kadangi matau, kad jau skambina, žinai, ne vienas klientas ir nori toliau tęsti darbus, tai va taip aš ir įkūriau tą pirmą savo Motion Group, tą tokią produsavimo, žinai, kompaniją. Tai
Tai irgi, vat, mane paspyrė, bet ir atverė galimybės. Tai, žinai, aš, kai stebiu tas istorijas, aš galiu pasakyti, kad 100% visiems atveria galimybės. Tiesiog Bet reikia. klausimas, ar žmonėm laukti, ar jos kol paspirs, ar kažkaip įsidrasint, ar ir patiem kažką daryti. Tai gal tu tiesiog tada gali laukti ten 10 metų, kol ten tau atsivers kažkas, kur tas yra mūsų sprendimas. Nu, čia jau vėl taip juokingai atsakysiu, bet čia kaip kam maloniau. Yra žmonių, kur mėgsta, kad juos paspirtų. Yra. Nu, ir aš irgi tokia, žinai, buvau, bet iš tos pusės, kad, nu, pavyzdžiui, mane kaip paspirė, tai, žinai, aš taip, pala, supratau, nu gerai, ačiū, einu. Jau Žinai, laikas. jo, žinai, ne tokia, kad, žinai, kad, o Dieve, mane nuspyrė, žinai, kas čia bus, žinai, nu, net, žinai, tokia aš labiau, va, ta, nu, supratau, ačiū, maždaug, nebuvo čia smagu, bet, kaip sakyt, vertinu, žinai. Tai, nu, čia taip juokais atsakinėjom, bet, žinai, juk nėra vieno atsakymo. Nu, vieniem tikrai reikia, kad juos paspirtų, o kitiem reikia, kad, nu, jie patys padarytų žingsnį. Tai labai, labai padeda sąmoningumas, tada pradedi jausti, stebėti ženklus, nes nu, aš manau, kad, pavyzdžiui, tavo atveju, ne, sakykime, jau tu norėjai keisti. Ir jeigu tau nu, kažkas paskambintų ir sakytų, va, turim tokį super pasiūlymą, čia mums kažkaip tu labai tinki, gal tu nori perėti kitą darbą. Tai nu, negalima jau tokio ženklo ignoruoti. Ne? Nu, jeigu jau pats skambina pasiūlymas. Bet tavo atveju, žinai, nu, tau reikėjo perėti tą transformaciją, kad, žinai, išmetam, ten, tu nenueini kažkokį liūdėsi, nenueini ten savigailą, o iš karto siunti savai, randi viską ir žinai, keliaujam toliau. Tai va. Nu, ten mano išėjimas buvo, ten aišku, su visokių emocinių niuansų, bet aš tik po to atsisukus pasižiūriu, kad, nu, kai jau reikia išeiti iš to darbo, tai vis tiek būna visokių emocijų, nebuvo taip, kad, kaip gerai, dabar aš Ne, tai ten aišku. kurį laiką net neįsivaizdavau, ką aš darysiu ir tik palaipsniui ten susidėlioti. Aš dabar iš šitos perspektyvos galiu pasakyti, kad vat, viskas susidėlioja gerai ir aš net labai jaučiu, kaip man žingsnis po žingsnio ten dėliojasi, tai fotosesija draugė pasiūlė, tai website, tai kažką ateina, aš dar nežinau, ką čia man su visu tuo daryti, bet aš jau turiu nuotraukų į website, nu toks atrodo, ima lipdytis iš tokių trupinėlių dalykai. Ir, pavyzdžiui, su ta gausa, tai man irgi buvo labai baisu, nes mano tas visas mąstymas buvo įpratęs gauti pastovės pajamas, pastovų mėnesinį atlyginimą. Ir aš labai ilgai pati netikėjau, kad čia iš to galima gyventi, čia gerai, pabandysiu, čia kol turiu pinigų, čia pasižiūrėsiu. Ir po to aš žiūriu, kad aš jau čia vienus metus gyvenu ir dar net keliauju, ir kitus metus gyvenu ir keliauju. Ir visą laiką tie pinigai ateina ir tada pradėjau tikėti, kad čia kažkaip tai veikia, kad čia kažkaip tai veikia tas mechanizmas. Tai va, tai aš per savo patirtį kažkaip labai, nu, įsitikinau praktiškai, supratau, kad tai veikia ir, nu, dabar man tai nebaisu, bet aš suprantu, kodėl kitiems žmonėms baisu, nes jeigu man ten prieš tą visą savo veiklą tai būtų kažkas papasakot, tai man irgi buvo labai baisu, man žinoma, kad buvo labai baisu palikti savo darbą ir eiti kažkur į nežinomybę. Tai vat tik tai, bet čia vat ta patirtis, tas augimas, vat kurį aš supratau ir vat taip džiaugiuosi, kad vat pagyvenau tokioj patirtyje. Tai va. Aš žinau, kad man tai vat yra du dalykai, kurie labai svarbus, vat eiti toliau, žinai. Tai yra pirmas, pasitikėti Dievu, pasitikėti kūrėju, kad jis mane prižiūri ir veda. Tai čia numeris pirmas ir tas pasitikėjimas, jis tiesiog privalo ugdytis maksimaliai. O antras, tai žinok, nebijoti visiškai viską prarasti. Ir pradėti nuo nulio, eiti, pamatyti, koks gali būti blogiausias variantas ir tiesiog jį priimti. Na, žinai, pavyzdžiui, mano suvokimu, šiais laikais blogiausi variantai yra tie, kad žmogus, jeigu visiškai pasidaro, nu, nežinau, nieko neturintis, viską praradęs, jisai gali nueiti į kokį nors centrą, tenai moterų krizių centrą, kažkokių šeimų ten krizių centrą, nu ir tenai, nežinau, rasti prieglobstį, apsigyventi. Nu, šiais laikais labai sudėtinga yra net ten, nežinau, kažkokia prieglauda nueiti. Ir jeigu tavo protas šito nebijo, tai viskas, tu gali viską pradėti. O tai kas čia tokio? Tai gerai, nueini, pagyveni prieglaudoj ir
nu, kažką susimastai, kažką permastai ir kažkaip pradedi iš naujo. Žinai, ir jeigu vat, šitas baimės visas paleidi, tai tada pasitikė Dievu, nebijai viską prarasti ir važiuoji. Mhm. Gerai, tai dar pakalbėkime apie tavo dabartinės knygas, nes tu labai įdomiai jas irgi marketini ir gal papasakotum daugiau, vat, kaip tu pati sugalvoji išleisti tas knygas ir pirmą ir antrą ir vat, kaip visa ta istorija to sekasi. Tai, nu, kad aš rašau ir kažkaip rašau ir jaučiu tą žodį, tai čia jau labai sena istorija ir va tos mano pirmos suaugusių knygos tapo bestselleriais, tai, nu, irgi jau vat, pasako šitą. Bet aš toliau kaip ir neplanavau čia nieko rašyti, bet aš labai mokiausi paskutiniais metais, vat, kol šeima, kol maža trečia dukrytė buvo, mokiausi, žinai, to susijungimo dar su visata, su kūrėju ir maksimaliai, kad sutaptų mano kūryba, sutaptų su, nu, va, ta visatos vibracija, kur visata plečiasi, kur jinai eina, kad ir aš, nu, eičiau kartu. Nu, labai mokiausi ten ir meditacijų, ir visokių teorijų, ir knygas skaičiau. Buvo dėmesys į tai. Ir tiesiog vat, vienos meditacijos metu, kai aš susikaupiau tą meditaciją su tikslu nu, prisijungti prie aukštų vibracijų šviesos šaltinio ir tiesiog užrašinėti tą, kokią man žinutę bet neštų. Nu, aš tikėjausi ten, aš esu užrašęs tokių ne vieną, kažkokią labai tokią išmintingą, gilę. Čia atrodo kaip pakibo. Ne, man nepakibo. Viskas gerai, ne? Aha, tai gerai. Žinai, kažkokią ten gilę tą žinutę tikėjausi, bet atėjo tokia vaikiška istorija apie mergaitę ir kristalą. Ir aš tiesiog ją visą, nu, užrašiau pirmą tą skyrelį. Iš pradžio aš užrašiau tą pirmą skyrelį ir man pasirodė, ai, nu čia tokia graži pasaka, kažkokia įdomi. Bet paskui supratau, kad tai gali būti daugiau dalių ir tada iš to gavosi visa knyga, tada jau vėl įjungiau ir kaip, nu čia buvo tokia kaip labiau sąmonės kūryba, bet įjungiau ir savo kaip žmogaus kūrybą, nes tada apipyniau ir iliustracijom paties dariau ir dar moksliniais faktais, nes supratau, kad ten jeigu knyga apie kristalą, tai labai smagu vaikam įvesti ir tikrų mokslinių faktų, kad viskas būtų, nu, jiems dar ir edukacija, ne tik tai smagi istorija. Tai pirmas impulsas buvo, kad tiesiog atėjo iš meditacijos ir aš supratau, kad tai reikia tęsti. Ir kaip tu sugalvoji planą, kaip tą knygą išleisti ir ją parduoti? Planas buvo labai paprastas. Tuo metu aš lankiau tokius kaip asmeninės konsultacijas, mokymasi grynai marketingo pas Aleksą Monako ir jisai man, nu, patarė, sako, nes aš iš tikrųjų neturėjau pinigų iš viso išleisti knygą. Knygą išleisti, nu, kainuoja. O aš visai neturėjau jokių santaupų. Nu, ten vyro nenorėjau prašyti. Ir jisai sako, tai yra nuostabus būdas išleisti knygą į priekį, nu, parduoti į priekį, be to ir surinkti pinigus ir tada už tos pinigus galėsi išleisti tą knygą. Tai buvo tikrai jo idėja, jo paskatinimas ir toks irgi mokymas ir kaip tą reikia daryti ir aš tiesiog dariau. Tai ką tu darai, gal pasidalintum tiksliau, kaip tai vyksta? Kadangi aš turiu nemažai sekėjų Facebook'e, tai tiesiog dalinausi kiekvienu žingsniu, kas vyksta. Dalinausi, kad ir vis pastoviai paprašydavau žmonių, gal jie norėtų nupirkti mano knygą iš anksto. Bet viską atvirai ten aiškindavau, kad man reikia tų pinigų leidyklai. Žinai, va taip kaip mano pirmose knygose, kur ten buvo toks stulbinantis atvirumas, tai ir čia tiesiog visiškai tą atvirumą tokį taikiau. Žinai, vat jau surinkau, pavyzdžiui, rašydavau tokius postus, jau surinkau pinigų redaktoriai. O dabar jau galiu pasamdyti redaktorę. Arba ten dabar balsuokim, kuris jums atrodo viršelis gražesnis. Ten išrinkau viršelį. Arba dabar ieškau spaustuvės. Nu, pigiausią spaustuvę radau Lenkijoje. Ir tokius, visų procesų dalinausi tiesiog maksimaliai. Aš manau, kad žmonės labai
irgi smagiai įsitraukia į tą procesą ir jie irgi jaučiasi kartu kūrėjai, nes jie tikrai tampa kūrėjai. Jie padėjo daug dalykų man kartu apsispręsti. Ir netgi, pavyzdžiui, atsirado moteris, kuri man asmeniškai parašė ir sakė, aš susitarsiu, kad tu Lietuvoje spausdintum tas knygas ir tikrai tau suderinsiu geresnę kainą negu Lenkijoje. Ir tai įvyko. Tai va, tai iš to proceso, kad viską dalinausi ir stengiausi vis parduoti į priekį, nes būdavo kokie 2 postai tiesiog naudingi žmonėm, tiesiog pasidalinimai, 3 būdavo jau su nuoroda, kad gal jūs norite įsigyti. Ir va taip važiavau, kad kol surinkau visiškai visus finansus ir ta knyga išėjo, kaip Ir kaip parduota į pats, man priekį. atrodo, minėjai, ar ne 400 knygų vien su organiniu marketingu, ar gerai? Taip. Tai ten buvo, buvo kažkas apie 400, nepilni 400, ten gal buvo 350, kai jau ta knyga jau stovėjo apčiuopiama, bet ir jau buvo į priekį nupirkta gal 350 vienetų jos. Aš kaip dirbus leidybui, nežinau, ar vis dar tokie patys skaičiai panašiai, bet jau jeigu parduodi 1000 knygų, tai jau skaitosi ganėtinai gerai, ta knyga parsiduoda. Tai man čia skamba dar, kai neišleista knyga jau parduota 400 ar kažkiek, tai ten 350, tai nuskamba tikrai labai gerai vien su organiniu marketingu. O kiek bestselleris skaitosi, kiek kopijų knyga, neatsimeni? Suaugusiam tai 5000 parduotų knygų yra bestselleris, o man atrodo vaikų knygom dar net mažesnis tas skaičius taikomas, nes vėl tai daug siauresnė jau Lietuvos rinka. Tai mano pirmos knygos jau parduota yra, jau 3000 parsidavinėja, 3000 pirmos knygos, tai jau artėju prie bestsellerio. Tai čia visai geri pardavimai, nes paprastai sakau, jeigu jau 1000 neblogai, 2000 toks jau visai gerai ir jau po to, kas virš 2000, tai jau čia skaitasi gerai. Tai kiek aš esu susidūrus, tai ir tu dar dalyvavai knygų mugėje su šitą knygą ir irgi taip pat tenais labai žaismingai jūs ten ją pristatinėjot ir panašiai, ir ten visai gerai jums sekėsi. Taip, čia kaip crazy atskiras projektas buvo, nes vėl... Vis irgi tau pajautimą tau ten kažkaip pasirodyti, reikia dalyvauti. Aš visko dalinausi ir ta knyga jau išeidinėja ir aš taip, tikrai labai aiškiai jaučiu tą tokį visatos kvietimą, kad dalyvau knygų mugėje. Ir čia yra crazy, dėl to, kad visų pirma tai yra brangu. Kas nežino, tai ten 1500 kainuoja vien nusipirkti tą vietelę savo. O man dar atskristi iš Vokietijos, dar lėktuvai, dar pasiruošti tą stendą, nes tu gausi tenai, tik tai pilkas sienas. Tai žodžiu, ir aš žinojau, kad vėl kūrėjas veda ir reikia eiti ir pasitikėti. Tai aš tikrai tos 2 dalykus įjungiau, kad visų pirma, aš labai pasitikėjau, kad mane veda kūrėjas ir ir aš turiu ten dalyvauti ir nereikia kvestionuoti, kodėl. O antras, kad aš nebijojau visko prarasti. Aš pasiskaičiavau, tai gerai, maksimum 2000 prarasiu. Tai gerai, ar čia pasaulio pabaiga? Gal ir smagiau tuos 2000 panaudoti kažkam kitam, bet čia gali būti labai įdomi patirtis. Ir jeigu aš juos prarasiu, tai aš taip, žinai, pasidariau tuos 2 principus, kad nebijau nieko prarasti ir pasitikiu Dievu. O, manau, čia visai įsijungia aparatūra, bet viskas gerai, aš matausi, ne? Čia matau, girdžiu, tai nežinau kaip žiūrovai. Gerai. Čia ta ryčio žiūrovai dar žiūri, tai tikiuosi žiūrisi jums. Taip. Tai, žinai, ir kai padariau, išėjau tą tokią trasą, susiradau visus Litexpo, ten viską susiradau, ką reikia daryti. Ir čia buvo man vėl toks Dievo ženklas, čia buvo Dievo ženklas. Nes jie man atrašė, žinai, iš Litexpo, sako, nėra vietų. Bet viskas jau, sako, užsakyta, žinai, jūs nejuokaukit, užsakyta būna knygų mugėje dalyvavimai ten 1,5 metų į priekį ir net metai į priekį. Bet, sako, mes turim tokią, žinai, taip, jie ten kažkaip juokingai parašė, net su šypsenėlė, man atrodo, e-mailę, kur toks juokas buvo, kad atrodė, tokį kaip skladuką, garažiuką. Kurio niekas nenorėjo, maždaug tai liko.
Ir man buvo toks Dievo ženklas, nes jie sako, mes turim vieną vietelę, kur yra nestandartinė, jinai yra mažesnė negu mūsų siūlomi stendai, nieks jos būtent nenorėjo, jinai liko, nu, žinai, būtų, aš neimčiau, liktų sandėliukas, žinai, jeigu aš imu, yra mano vieta. Ir žinok, man čia buvo ženklas, kad, ta prasme, man palikta vieta, man buvo apie tai. Čia ne sandėliukas, šiandien nieks nenorėjo, čia man palikta vieta, va Dievas sako, palikau tau, varyk. ir, ir taip, ir aš tada variau, nu, bet čia iš marketingo pusės, iš tikrųjų, kas kuriat verslus, žinokit, labai reikia skaičiuoti. Va čia labai mano naudinga informacija dabar pasakysiu. Reikia skaičiuoti. Negalit gyventi vien tik tai, nu, tokia fantazija ir iliuzija. Jūs turit pasiskaičiuoti, kiek kainuoja pakuotė, jūs, jeigu kažkokias gaminat prekes, kiek kainuoja ten lipdukas, kiek kainuoja maišelis, kiek kainuoja sąskaita, kurią turėsit išrašyti, nes jinai vis tiek irgi kažkas už ją pasiema ten kelis centus ar eurą. Viską reikia paskaičiuoti, kad suprasti, aš dabar žiūriu ją, čia reikia žiūrėti viršų, nes man čia ekranai išsijungia. Viską reikia apskaičiuoti, kad kurti verslą. Negalima kurti iš tokios, nu, fantazijos. Tai aš ką padariau? Aš apskaičiavau, kiek knygų mugėje bus konkretaus darbo laiko. Nes kiekvieną dieną ten laikas skiriasi. Tai iki 6 dirba, tai iki 8, tai ten iki 4. Sudėjau visas darbo valandas, kiek bus darbo laiko. Ir tada paskaičiavau, kad man atsipirktų mano kelionė, ten visi tie apmokėjimai, ten, sakykime, tie 2000, kad atsipirktų, kiek aš turiu parduoti knygų ir kas kiek minučių turi būti parduodama mano knyga. Ir ten buvo kažkas apie 15, kas 15-20 minučių turi būti parduodama mano knyga per visą darbo laiką mugės, kad man atsipirktų. Ir aš galvoju, nesąmonė. Bet žiūrėkit, nu, būtina padaryti tokį skaičiavimą, jeigu jūs norit kažkur dalyvauti, kad jūs suvoktumėt ir priimtumėt kitokius sprendimus. Aš galvoju, nesąmonė, ta prasme, kas 15 minučių aš neparduosiu knygos, nes aš esu nelabai žinoma autorė ir kol aš įviniosiu, kol aš ten, jeigu kas kortelę, dar ten tuos aparatus sumaigysiu, o jeigu kas norės pasirašyti, tai iš viso. Ta prasme, nu, aš neparduosiu kas 15 minučių knygos. Ir tada aš galvoju, gerai, tai va, reikia strategijos. Ir aš, nu gerai, galvoju, tai kaip parduoti daugiau, kaip išplėsti. Aš turiu sandėliuką, kuris buvo iš tikrųjų 1,5 metro, įsivaizduojat. Nu, aš viena atsistoju, ne, ir čia dar truputį lieka centimetrų ir čia. Nu gerai, aš turiu 1,5 metro. Ir turiu tiek darbo valandų. Ir kaip mane išplėsti, kad aš daugiau parduočiau. Tai mane padublikuoti. Ką reiškia mane padublikuoti? Reiškia, tokių kaip aš turi būti daugiau ir jos nebūtinai gali tilpti į tą sandėliuką. Jos gali vaikščioti. Čia mano tokios tos tikrai geros buvo idėjos. Tai ką aš dabar konkrečiai sugalvojau, kad man reikia savanorių moterų, kurios padės man prekiauti ir kurios nestovės mano vietoj, bet nes ten nėra vietos, ten 1,5 metro. Ir jos pasiims mano knygas ir tiesiog vaikščios ir siūlys žmonėm po mugę mano knygas. Ir taip aš save padublikuosiu. Tai dabar iš karto iki rezultatų nuostabių. Žinot, kas kiek minučių mes pardavėm po knygą? Kas 9 minutės buvo nupirkta knygų mugėje mano knyga. Tai man kaip kažkokiai autoriai, kuri čia nežinoma vaikų srity iš viso, be leidyklos, viena pati už save atsakinga, tai yra didžiulis pasiekimas. Tai va, tai taip, bet aš su savanoriam dirbau labai daug, aš jas apmokiau per atstumą, dariau tiesiog kursus, mokiau, kaip reikia kalbėti, kaip reikia pristatyti knygą, kaip reikia, nu, vėl ir iš marketingo pusės, ir iš psichologijos, ir iš sąmoningumo pusės, kaip apsirengti, mes jam uždėjom tokias labai fainas karūnas šviečiančias, kad jos, kai eitų, jos iškart jaustųsi kaip personažai, kad jos eina, mergaitė ir kristalą pardavinėti, ir pačios tokios kristalo fėjos. Tai šita mano strategija suveikė, aš užsidirbu daugiau negu kad tik tai, kas buvo investuota, ir tada galėjau tęsti savo verslą, nes galėjau pasidaryti normalią svetainę, galėjau vėl samdyti ten visai kitokius dalykus savo kompanijoje, tai kaip ir viskas buvo apdovanota ir pasiteisino. Bet drąsos reikėjo labai daug. Bet kad turėtum drąsą, reikia tik 2 dalykų - pasitikėti Dievu ir nebijot viską prarasti.
Nu, tai labai smagu, kad taip viskas pasiteisino. Ar dar kartą dalyvautum vėl knygų mugėje, žinodama, kiek ten visko reikia daryti, ar užteks Žinok, vieną ir tokios labai, patirties? nu, bet dabar labai mąstau apie tai, nes aš išleidžiu antrą knygą ir kaip ir galėčiau jau iš karto užsisakinėti vietas. Bet visų pirma, tai labai daug darbo, tai yra alinantis darbas atstovėti tuos srautus tiek, kiek vyko. Jeigu galima vis dėlto ramiai ešopę parsidavinėti iš Vokietijos gyvenant, man kaip ir patogiau. Bet kad aš kažkada dar dalyvausiu ir kad tų mano knygų būtent čia bus didesnė serija, tai aš jau turiu pajautimą, kad čia bus gal kokių net 5 knygų serija, dabar yra jau dar tik 2. Ir kad šiaip iš tikrųjų gera būtų dalyvauti, žinai, su tokia visa serija, kur jau aš iškart matau, kaip stendas atrodytų tokiom spalvom, nes mano knygos ten viena žalia, tai ir būtų tokios žalios juostos, kita mėlyna tokios juostos. Tai aš jaučiu, kad tikrai kažkada dalyvausiu, bet jau turbūt visai kitokiu statusu, su normaliu dideliu stendu ir su, nu, vėl kažkokiu kitokiu, jau ne tokio žalio pradinuko pasiruošimu dar. Tokį lygį. Man tiek klausimų kyla besiklausant, bet aišku, negalim čia šnekėti neribotų, tai noriu paklausti. Tai gali surašyti žmonės, jeigu ką, į Jeigu čatą. kas turi klausimų, galite irgi paklausti klausimus. Aš tai norėčiau paklausti, tu taip su pasitikėjimu eini ir seki tais visais ženklais, sprendimais, ar yra buvę, kad sekėjai ir tikėjai ir galvoji, čia turi būti taip, čia viskas bus ir tokį gauni smūgį, kokį bam ir ne, čia ne ten kažkas, tai ne ten. Ir vat, jeigu taip atsitinka, kaip nepasiduoti, ar vis tiek atkakliai ten kažką daryti, ar kaip tik, nu, kartais žmonės palūžta, galvoja, ten, nu, daug visko būna, ar verslas bankrutuoja, nors labai juo tikėjo, ar ten koks partneris išduoda, ar dar kažkas, nors atrodo labai tiki ir pasitikė ir atrodo gera kryptimi. Kaip, vat, nenusivilti, ar jeigu jau tikrai esi susijungęs su visata, taip nebūna, tai nežinau. Tikrai būna. Tikrai būna. Ir tikrai aš lygiai taip pat kaip ir daug žmonių esu ten daug kartų ir verkus. Ir kažkas nepasisekė ir atrodo rankos lysta, kodėl, žinai, tarsi atrodo, kodėl čia taip viskas, nu, dabar susidėliojo, kodėl čia tas įvykis. Ir, nu, aš vėl, žinok, aš visą laiką grįžtu į Dievą ir žiūrėk, jeigu tu pasitiki Dievu, tai tu supranti, kad šitas įvykis tau reikalingas. Ir viskas, ir taškas, ir eini toliau. Tai, kaip sakiau, nu, tie 2 dalykai, ne, pasitik ir nebijai viską praras. Tai, žinai, pasižiūri, kad, nu, tai gal jau išsigandau viską prarasti ir vėl, žinai, paleidi tą baimę. Ir tiesiog, nu, gerai, jeigu reikia, viską prarandu. Ir pasitiki, nu, man tikrai Bet tu tuomet tada ieškai tiesiog kažkokio naujo kelio ir kaip tu žinai, ką daryti toliau. Nes atrodo, turėjai tarsi planą kažkaip čia tokį, tas planas nepavyko ir toks, tai atrodo kartais, nu tai viskas baigta, nu tam tikrais atvejais. Tai ar kaip vat... Čia labai geras klausimas ir ką daryti toliau. Vat mano pagrindinis būtų atsakymas. Niekada nespręskit iš žemos būsenos savo, ką daryti toliau. Bet čia yra labai svarbu. Aš, žinokit, iš vis nieko nedarau, jeigu aš pajaučiu, kad mano žema būsena. O tų būsenų žemų dėl įvairiausių priežasčių gali nutikti, kai mes ir sergam, ir gal kažkokie nepatenkinti, ir kas nors išgąsdino, arba blogai miegojom. Nu, tiesiog žinoma, ne, kad, bet mes, jeigu, nu, jau pirmiausia, tai reikia mokėti visą laiką stebėti save, kokioje aš esu būsenoje ir atskirti. Ar mano dabar yra aukštesnė būsena, ar yra tokia visiškai down. Ir jeigu tik yra nors kiek down, aš nieko neveikiu iš tos būsenos. Pirmas, ką daryti, susitvarkyti būseną. Ir jeigu jums reikės, ten nežinau, 2 parų susitvarkyti tą būseną, tvarkom būseną. Jeigu reikės savaitės, tvarkom savaitę. Nu, jeigu reikės 2 savaičių, tai žinokit, jau ne tie metodai. Keiskit metodus, reikia efektyvesnių. Tai tiesiog aš pastoviai ieškau metodų, kaip susitvarkyti savo būsenas. Aš žiūriu, kas man greičiausiai veikia ir iš karto, jeigu tik kažką pajaučiu ne taip, aš darbus sustabdau ir nieko nedarau iš pervargimo, nieko nedarau iš tos žemos vibracijos. Susitvarkau, tada veikiu toliau. Tai jeigu įvyko kažkokia nelaimė, nesklandumas, vėl aš nieko nedarau, kol nepasikelsiu būsenos.
pasikeliu būseną, nu tada žiūriu, nu gerai, nu čia kaip juokingai visi sako, ne pasaulio pabaiga, čia tik tai kažkoks tai etapas ir kažkas iš to gausis. Ir kai pasikeliu būseną, pasitikiu toliau Dievu ir tada tiesiog ieškau sprendimo, kas toliau. Tai net ir ta mano vieta, kur pasakau, kad aš apskaičiavau, kad man vienai nepavyks parduoti kas 15 minučių po knygą, tai irgi galima sakyti savotiška duobė. Ir žinai, toj duobėj galima ten, o Dieve, tai ką daryti, tai čia BBB, ir tai gal viską atšauksiu, tai tada galima ir tokį priimti sprendimą iš žemos būsenos, bet aš pabuvau ramybėj, viską susižiūrėjau, kad aš esu kūrėja, kad aš esu su Dievu, kad tai labai kažkas įdomaus gali vykti. Ir jau kai pajaučiau, kad aš esu aukštoj vibracijoj, aš tiesiog pradėjau galvoti sprendimus, kokie galėtų būti sprendimai, jeigu matau akivaizdžiai, kad šitas neveda į pelną. Tai čia mano atsakymas toks, labai šitas svarbus. Tikrai labai geras priminimas apie tą aukštesnę būseną ir į ką tikrai reikėtų koncentruotis, nes nieko negalima daryti. Tai tada ir tikrai. Ir kažkas čia rašė dar apie pervargimą, ką daryti, kad nepervargti klausimą, tai žinokit, jokių būdų negalima pervargti. Pervargimas yra čia jūsų didžiausia nuodėmė. Čia iš žmogaus yra didžiausia nuodėmė, ką jis gali padaryti, tai pervargti. Ir tai tada dar pasidalintum taip pat, kaip tu nepervargti su 3 vaikais ir knygų rašymu ir visokiais naujom verslo idėjom. Kur tavo planuoji ar kaip tu darai? Taip, žinok, labai elementaru, kaip nepervargti, tai yra kaip pasidarai skaičiavimus versle turi būti skaičiavimai, negali daryti verslo be skaičiavimų. Nors aš nesu ta, kuri mėgsta skaičiuoti, tikrai ne, čia aš jau paskutiniai vietoj, bet vis tiek suprantu, tai taip ir savo darbo laikas turi būti tiesiog racionaliai suplanuotas. Ir pavyzdžiui, kiekvieno žmogaus pajėgumai yra skirtingi, todėl nereikia žiūrėti į svetimus tvarkaraščius, reikia žiūrėti į savus. Koks yra mano tvarkaraštis, kad aš nepervargstu. Gal man, pavyzdžiui, reikia ten įvesti valandą meditaciją, gal man reikia ten kažkokį daryti pasivaikščiojimą, gal man reikia ten kiti, nežinau, kas 15 minučių atsistoja, pajuda. Pavyzdžiui, man asmeniškai ko tikrai reikia? Man reikia per savaitę 1 dienos visiškai be darbų. Man užtenka 1 dienos. Aš pasidarius ją šeštadienį ir kart ir būna tokia pagunda, įdėsiu čia mažą storį. Žinai. Ir ne, Jurgai, aš tau vis primenu, ne, Jurgai, tu nedėsi jokio storio, šiandien tau yra diena be darbų. Tai man užtenka 1 savaitėj dienos be darbų, bet aš tą dieną turiu būtinai padaryti mega persikrovimą, tai reiškia, aš turiu kažką patirti. Bet aš atradus, jūs turite tyrinėti save ir atrasti, kas jūs maksimaliai pailsina. Tai aš turiu kažką patirti per tą dieną, kažką, kas nėra namai. Tai mes ten visko prisigalvojam, važiuojam į gamtą, einam į žygius, ten lipam kažkur, ten visokių su šeima pasidarom dalykų, nes ta diena tikrai šeštadienis būna vis laik su visa šeima, bet tai dažniausiai yra išvažiavimas iš namų ir kažkoks, geriau, kad tai būtų nauja veikla, nes mano psichika, aš labai pailsiu, kai būna kažkas naujo. Aš, pavyzdžiui, nepailsiu, jeigu aš važiuoju į tą pačią vietą. ir man irgi labai gerai, kad mes gyvenam Vokietijoje, nes čia tikrai daug didesni aplinkui plotai, galimybės. Tai mes į batutų parką, tai mes į baseiną, gerai, jeigu jau nebuvom tam baseiną ten kokį mėnesį, vėl galim į tą patį nueiti. Mes kažką šeštadienį peikiam ir realiai tą darom, aš tą darau dėl savęs, kad aš pailsėčiau. O dienos metu aš tiesiog keliuosi ten 6, pusę 7, būtinai pamedituoju, tai atneša man daug didesnę energiją. Jeigu aš nemedituoju, jeigu aš pervargstu, aš einu pamedituoti, valandą laiko atiduodu tam visiškai ir jeigu aš jau jaučiu, kad jau biškai pavargau, aš iškart atsitraukiu nuo darbo, iškart. Tada, jeigu net reikia tą darbą pabaigti šiandien, aš jau geriau atsitrauksiu, pavyzdžiui, aš leidžiu savo, nežinau, nueiti ten filmą pažiūrėti, aš leidžiu savo išeiti pasivaikščioti, vaikštau ten pusvalandį laiko, po pusvalandžio vėl griežtai pagal grafiką grįžtu toliau, tęsiu darbus. Jau aš geriau naktį pasėdėsiu, bet aš nedarau taip, kad, žinai, pervargau ir dar 1-2 valandas dar dirbu.
Nu, tai va čia toks mano metodas. Taip kalbi, tarsi neturėtum 3 vaikų, čia knygą paskaitau, pavaikštau, bet Aš, nu, turit aš labai vaikų. multitaskinu Tai ir kaip aš vat, labai. ar jūs pasiskirstot su vyru tuos vaikus, ar kaip, nes nu, su vaikučiais visą laiką tai susirga, tai kažkas nutinka, tai jam kažko reikia ir tu ten gal dirbi, bet vaikai vis tiek kažko klausia, kaip vat, visas šitas procesas vyksta. Yra pas mus paskirstyti vėl labai aiškus prioritetai. Tai pavyzdžiui, aš irgi manau, čia yra labai toks geras verslo principas suvokti prioritetus. Tai pirmas prioritetas yra vyro darbas, nes jisai visą šeimą mūsų išlaiko. Daugiausiai pajamų atneša jisai. Vyro darbas. Jeigu kažkas yra svarbaus, kad dabar vyras turi būtinai dirbti, vadinasi, jisai dirba. Mano darbas, mano verslas yra kol kas tik tai antroji eiliai. Tada, jeigu kažkas nutinka su vaikais, tada iš karto prioritetas pereina į vaikus ir verslas mano nesvarbu. Čia nėra toks prioritetas, kaip jeigu kažko reikia vaikui. Nu kažko, nežinau, ten rimto, reikia pagalbos, reikia su juo pasikalbėti, reikia jį nuraminti, reikia dabar, nu, ten duoti jam truputį dėmesio, reikia valgyti padaryti. Verslas yra mano antroji vietoj. Ir kai mano vaikai bus dar šiek tiek didesni, aš žinau, kad ten tie prioritetai keisis. Ir, nu ir viskas. Ir va tada dažnai labai aišku. Mums visiems šeimoje labai aišku, kas nutinka ir kieno eilė. Jeigu vyrui dabar nėra būtina dirbti, o pas mane darbe yra kažkokie deadline'ai, tada mano darbas yra prioritetas, tada jau vyras žiūri vaikus ir nu, leidžia man dirbti. Tai va čia kaip tik vakar tas buvo ir kad jisai, aišku, turi tų darbų, bet kadangi man antros knygos atidavimo jau į spaustuvę deadline'as, tai aš tiesiog dirbau visą dieną, o jisai prižiūrėjo vaikus. Tai va, Čia pas mus aiškus prioritetai. serijos Tony Robbinsas labai panašų principą irgi sako, ar tai yra skubu ir ar tai yra svarbu, nes visi įsivertini, kiek tai yra skubu, kiek tai yra svarbu ir darai pagal skubumą, svarbumą ir jeigu Taip, tai nėra nei skubu, nei svarbu, tai tada tai nėra prioritetas. Tai toks, va irgi. taip, Nes labai taip. dažnai žmonės dar galvoju, nu ir kartais ir save įskaitant, labai išbarstom tą laiką, kuris nėra nei skubu, nei svarbu, bet ten ar kažkur socialiniuose tinkluose ir atrodo kažką darai čia, kažką darai, bet toks ir nieko nepadarai iki galo. Tai va toks labai tikrai irgi geras priminimas, kad susidėti prioritetus ir laikytis disciplinos, spėju taip pat. Taip, iš tikrųjų mano gyvenime yra labai daug disciplinos ir jinai nėra tokia iš jėgos, kad, žinai, aš save kankinu. Jinai yra tokia, nu, su džiaugsmu, kad aš džiaugiuosi, kad aš sugebu laikyti šitos disciplinos ir taip save gerbiu, ir taip save vertinu, ir taip didžiuojuosi, žinai, savim, kad, nu, aš vat sugebu. Nes čia tu išvardinai vaikai, verslai, tai čia viena, bet tai aš dar, nu, irgi kiek skiriu, kad prižiūrėt ir kūną, ir, pavyzdžiui, vat dabar nusiėmiau per laivą, bet pasidėjus šalia, turiu laikrodį, kuris man pastoviai rodo, ar aš nuėjau pakankamai žingsnių per dieną. ir jeigu aš nenuėjau per dieną pakankamai žingsnių, žinot, ką aš darau? Aš kartais tingiu eit pasivaikščiot, arba aš kartais tiesiog, nu, lyja ir nenoriu eit pasivaikščiot. Aš vaikštau prie teliko, aš vakare dar pasidarau valandą savo kokį serialą pažiūrėjimą ir aš vaikštau kilimu, pirmyn atgal, kol suvaikštau visus man reikiamus žingsnius. Tai taip, kad eiti į priekį ir daryti, aš manau, yra labai daug reikia disciplinos. Čia irgi viena iš sudedamųjų dalių. Ir jinai neturi būti iš jėgos, iš tokios, žinai, kad save kažkaip ten nubausiu. Jinai turi būti iš tokios meilės, kad čia yra toks lobis, toks gėris, nu, vat iš tokio jausmo. Ir aš galvoju, toks irgi įsipareigojimas, gebėjimas įsipareigoti savo ir, nu, ir kitiems, nes tu ten irgi, sakai, turi grupę sporto, ten, nesakai, mačiau kažkur dalinaisi, kad sportuoti, tai kartais, vat, kaip pat savo negali įsipareigoti, tai kitiem padeda įsipareigoti irgi, arba kaip dalinaisi, kad, nu, darai tą organinį marketingą ir ten vis tiek daliniesi ir, ai, nėra knygų pardavimo, ai, kam aš čia dedu, vis tiek čia neperka, bet toliau dedi, toliau darai. Ir kartais net neaišku, po kurio posto kas ten ką nupirks, bet gal po kurio, kur ten įdėjai daugiau laiko, nėra pardavimo, o kokio kito ten yra. Ir toks, vat, nu, tiesiog įsipareigoji ir darai, ir nemeti tiesiog. Aš įsipareigoju, kas irgi labai padeda terminams. Irgi, vat, pavyzdžiui, esu pasakius ten, gerai, šitą dalyką aš darysiu ten versle iki va tos datos. Ir tą datą aš spręsiu.
Kai ateis ta data, aš tada nuspręsiu, ką darau toliau pagal rezultatus. Tai aš manau, labai būtini yra terminai, kai tu planuoji savo verslą, nes jeigu tu pasakysi savo, žinai, gerai, aš dėsiu socmediją ten po postą kasdieną ir nepasakysi termino, tu tiesiog perdegsi. Ateis laikas, kai tu galvosi, kam aš tą darau, kažkas čia nevyksta, o gal vyksta ir nu, tu perdegsi, tau reikia termino. Ir kai tau ten, sakykime, pusę metų, labai aišku, vat, iki naujų metų, aš mėgstu pasakyti savo datą, iki naujų metų. Ir kai ateina nauji metai, tada aš permastysiu strategijas, viską pažiūrėsiu rezultatus ir jeigu ką, ten viską nutrauksiu, jeigu ką keisiu strategiją. Tai, manau, būtini terminai savo pasakyti su disciplinom visom. Nes aš visą laiką pasakau savo terminą. Ten valgysiu tą iki tada spręsiu, žinai, kažką susiplanuosiu, darysiu tokius veiksmus, ten medituosiu, kad ir kas ten kas rytą, darysiu mankštą kas rytą, iki tada vėliau spręsiu. Tai manau, kad tas svarbu. Čia aš manau labai svarbus, aišku, ir gyvenimo, ir verslo dalis, labai svarbi, nes jeigu, pavyzdžiui, dirbi kažkam, kažkokiam ofise, ar kažkam, tai visą laiką yra, kad dabar čia bus susirinkimas ir įsivertinsim, kaip čia praėjo mėnuo, ar čia kokie buvo pardavimai, ar čia kas čia, bet jeigu kažkas dirba savo, tai kartais praleidžia tą etapą, daro kaip, bet nebūna to tokio, dabar išsikeliu tikslą, čia tai pasiekti tą ir tą ir tą, o tada po mėnesio, 2-3 pasižiūriu, kaip man pavyko ir ką keisti ir tokį, nes labai taip dažnai irgi nenueiti tą tokią flow būseną, kad čia kaip čia bus, kaip čia pažiūrėti, nes, jeigu tu dirbi kažkam kitam, tai tu turi atsiskaityti, vėlgi ta pati atskaitomybė, tas pats įsipareigojimas, tie terminai. Ir tada irgi vėl ir gaunasi, kaip tu pradžioj sakai, ar čia yra hobis, ar čia yra verslas, nes jeigu tai yra verslas, tai turi uždirbti pinigus, tai turi turėti terminus, tu turi mokėti savo atlyginimą, tu turi kažkom turėti išlaidas, turi turėti pajamas, o jeigu žiūri nerimtai ir kai galėsiu, tai padarysiu, kai čia ten vaikai nesirgs ir dar kažkas ten nebus, o aš šiandien norėjau, bet vėl kažkas nutiko ir toks, realiam darbe, tai tu taip nedarytum, tai tu vis tiek tada žiūri, kur tavo prioritetas, tada galbūt vaikai ir tu iš vis nieko nedarai. Tai tas toksai irgi labai geras pastebėjimas, kad žiūri, ką pasiekai, tada keiti strategiją, įsivertini ir ta pati irgi atskaitomybė. Būtina atskaitomybė. Čia iš vis, taip, aš net neįsivaizduoju, čia net ne verslas, jeigu jūs nedarot atskaitomybių patys prieš save, arba ten neturit tikslų, nors metam tų tikslų verslo ir tada žiūrėti, kaip aš einu į tuos tikslus. Ir tikrai būna ir pas mane, kad reikia viską permastyti, reikia ten viską perkeisti, bet kai yra tas tikslas, yra kažkoks toks susitelkimas, dėmesys, ne šiaip, kad tik tai flow skrendu ten kaip pievoj pienės pūkas, o aš aiškiai skrendu, kaip bitė. Aha. Jau link pabaigos gal einat, jeigu dar turit kažkokių klausimų, tai dabar gera proga parašyti, o čia buvo tokie 2 panašus gal klausimai, nes labai įdomu, kokias tu praktikas rekomenduotum, kad būtų daugiau lengvumo kasdienybėje. Ir kitas buvo irgi, kaip tvarkai savo būseną, kas tau veikia. Tai čia gal truputį panašus klausimai, bet kaip tvarkyti tą būseną, jeigu esi žemoj būsenai, kaip ją kelti ir galbūt kažkokios vienės praktikos. Aš dabar labai juokingą pasakysiu dalyką, žinokit, dabar tikrai visos juoksitės. Man šiuo metu labiausiai padeda mano pačios padarytas audio įrašas meditacijos. Aš realiai įrašiau savo balsą medituojant, aš parašiau tokią labai išsame meditaciją, kur irgi ten mokiausi apie kvantinę sąmonę, ėjau į tą susitelkimą, ją pažinti. Ir galiausiai aš labai norėjau, bet čia buvo vienas iš tų ateities pajautimų, kad man to ir pačiai labai reikia. Aš pasidariau audio įrašą, netgi su medituojančiais kartu žmonėmis mes padarėm tą įrašą, kad būtų kuo daugiau apjungtos energijos. Ir aš dabar kas rytą klausausi pati savo įrašo. Bet tai yra mano etapas, kuris, tarp kitko, tas įrašas yra viešas YouTube. Jūs galite nueiti ir jį klausyti, kiek tik norit kartų.
Tai turbūt įmesim nuorodą, ne? Gal tu galėsi įmest nuorodą po šito laivo, nes jis išsisaugos grupiai. Tai čia apie Jo, tą kvantinį realybės kūrimą, gal jo, jo, tai jo. ten tokia meditacija, kad susijungi su sąmonė ir tiesiog matai kažkokią viziją, kokios realybės nori kurti, taip? Ta meditacija daro taip, jinai tave nuveda realiai į kvantinę sąmonę, nes kvantinių yra įvairių tų sąmonių, bet konkrečiai žemiška kūryba yra labai susijusi su kvantinė sąmonė, nes kvantiniai sąmoniai mes galim atlikti jau labai daug variantų modeliavimo tos kūrybos ir tada esmė kaip tą kvantiškume atliktą jau dalyką prisitraukti prie žemės materijos. Tai va, tai ta meditacija jinai labai gerai nuveda būtent į kvantinę sąmonę. Ne bet kur tenai, ne kažkaip, bet būtent ten. Ir tada jinai moko kaip žingsnis po žingsnio, kuo labiau va tenai kurti, nes ten labai svarbi kiekviena eilutė yra. Nu, aš ten pusę metų studijavau ir čia buvo mano toks kaip darbas baigiamasis, kaip padaryti va, tą gidą į kvantinę sąmonę, kad veiktų kiekvienam. Ir galiausiai vat, labai gerai, kad jinai maksimaliai priverčia tave materijoje padaryti veiksmą, tą meditaciją. Ir aš tiesiog darau. Aš žinau, kad mano ta meditacija ten yra žmonių, draugių mano, kurios irgi daro kasdieną. Ir aš jų neverčiu, aš visiškai net neprašau, kad jos darytų, bet jos sako, taip gerai veikia, taip man reikalinga. Tai va, tai mano viena iš praktikų šiandieną aš darau tą meditaciją, jūs galite nueiti į YouTube, parašyti Jurga Nadin Luko kvantinė sąmonė ir jau tikrai išmes tą mano kvantinę sąmonės meditaciją su tokiais žodžiais. Tai šitą man labai gerai veikia. Tada jeigu nukrenta vibracijos, vienas geriausių dalykų skaityti aukštų vibracijų tekstus man labai gerai veikia. Aš tiesiog pasiemu knygas, kur yra būtent jau, aš jas skaičius daug kartų, bet aš žinau, kad tai yra aukštų vibracijų parašyta mokytojo tekstai. Aš jas skaitau, truputį paskaitau, nors truputį. Kitas dalykas labai gerai atstato gamta. Eikit maksimaliai persikrauti į gamtą. Kokią tik turit aplinkui, nesvarbu, ten darželį, kokį nors, kur ten gėlės ravit, eikit į mišką, eikit vėl kažkur, gal yra kokių upių, krioklių, jūrų, ką turit aplink save. Gamta labai gerai atstato ir jinai tikrai būtina. Aš va šeštadienį visą laiką bandau savo padaryti va tokį perkrovimą ir papildymą su gamta. Tada, jeigu užeina kažkokie stiprus ir išskirtinai gilūs blokai, kurie tikrai žinau, kad ir jum užeina, ir man kartais užeina, aš jau taikau gilias praktikas, ten tokias kaip emocijų paleidimai, jau tada grinai einu, prasižiūriu, kas ten mano viduj, paleidžiu, čia jau visi ekstra atvejai. Bet va tokio paprastesni, tai va kaip sakiau. Ir Tai taip pat turbūt ir žinok kūnu tiek. savo rūpinėsi, taip pat, nes irgi labai Taip. svarbu. Mes jaučiame sveikata, būsena, irgi Taip, vat, nepamiršti ir kūną. kas nesupranta gal iki galo, tai žinokit, vis tiek, juk visi suprantam, kad mums reikėtų eiti kuo aukštesnės vibracijas ir iš tų būsenų aukštų kurti, ne? Bet mūsų kūnai nepajėgus praleisti tas aukštas vibracijas, mūsų kūnai gali pradėti ten ir kažkur sudiegti kažką ir tiesiog užstrikti tą energiją. Mūsų kūnai turi būti maksimaliai ir jais privalom rūpintis maksimaliai. Tai aš labai, žinokit, griežtas turiu dietas ir labai turiu griežtą gyvenimo režimą, bet tokį iš pilnatvės. Ne iš to, kad ar man ten labai lengva laikytis. Ne, nelengva. Bet ar aš suprantu, aš tiesiog net suprantu, kad nėra kito kelio. Arba mano kūnas turi maksimaliai atsistatyti nes po visų gimdymų, ten maitinimų vaikų tikrai buvo pervargęs ir netgi buvo smarkiai apsirgęs rimtai, bet aš nesėmiau vaistų, nesėmiau ten tokių hormonų terapijų, o pasakiau, kad kūnas pajėgus pats save išgydyti. Aš tuo labai tikiu ir taip man užtruko nemažai laiko, kol aš jį atstačiau, metus pusantrų, bet jau jaučiuosi atstačius po rimtos diagnozės. Tai noriu pasakyti, kad kūną būtina prižiūrėti, jisai turi būti paruoštas idealiai, kad važiuotų per jūsų tas visas veiklas, kūrybą, aukštesnį sąmoningumą, jis turi važiuoti idealiai. Tai čia buvo vienas iš komentarų, kad tavo paslaptis
Tikriausiai, kad vadovaujasi ne tik sąmoningumu ir pasitikėjimu, bet taip pat ir esi įsižeminus ir gali priimti racionalius sprendimus. Ar tu taip save apibūdintum? Aš tikrai Gali. esu labai, labai įsižeminus. Aš netgi sakyčiau, man gal būtų naudinga netgi vis dėlto turėti tą aukštesnį kažkokį polėkį į, nu, dar į tas aukštesnės vibracijas, dar į didesnius susijungimus. Gali būti, kad man gal būtų va šitas naudinga net labiau, nes man atrodo, mano įsižeminimas tai yra idealus. Toks, va šitoj vietoj aš labai stipriai save jaučiu ir prižiūriu ir visą laiką stebiu, kad tai vyktų, bet man asmeniškai vat, reikia stengtis kuo labiau dar eiti į tas vibracijas ir į tą išsiplėtimą sąmonės. O kai kam, pavyzdžiui, gal atvirkščiai, gal kaip tik jam tas išsiplėtimas yra jau super natūralus pasiektas ir ten kažkoks, o jam reikia vis save stebėti įsižeminime. Tai pas mane taip, aš manau, kad įsižeminimas yra labai Nes net tvarkoj. jeigu ir kalbant apie tą meditaciją, ten pasieki kažkokią įsiplėtimo būseną, bet vis tiek darai veiksmą, kad būtų kažkas materialaus, tokio apčiuopiamo, ne tik, kad išplėsti tą sąmonę, bet ir sukurti tada kažką tokio Taip. apčiuopiamo. Taip, man neturi prasmės, aš gal kažkada pasikeisiu savo mąstymą, bet man neturi prasmės kūryba, kuri man nevirsta materija. Galima kurti ten aukštesniuose planuose visko, ko tik nori, kaip tik nori, bet jeigu tai nevirsta apčiuopiama, kieta, paliečiama materija, man tas šiai dienai neturi dar prasmės. Nu, kitiem gal ten yra kitaip, nu, man taip. Tai va, tai manau, gal tuo ir tada reikėtų gal pabaigti. Ačiū tau labai labai už, kad pasidalinai ir skyrai tiek laiko ir tikrai tiek daug gerų įžvalgų davėjai. Gal dar nuo savęs nori pabaigai kažką pridėti, be mano klausimų, tiesiog šiaip kažką pasakyti. Ačiū tau tiesiog, Laura, labai ir gera pasidalinti. Ir jeigu kažkas turės kokį ekstra klausimą, tai galit parašyti, aš peržiūrėsiu grupėje, nu, tuos Ir kokie visus. tavo tolesni planai išleisti antrą knygą dabar? Dabar tai jau visiškai planas, taip, aš turiu jau jau pirmą dieną atiduoti visą medžiagą knygai, kuri yra beveik paruošta, spausti užsakyta, viskas užsakyta, jau nupirkta, nu ten artėjom prie 200 nupirkta į priekį jau vėl knygų, bet čia jau tokie labai artimi planai, tada aš važiuosiu į Lietuvą, ten pasirašinėsiu tas knygas ir pirmiem žmonėm atiduosiu su asmeniniu palinkėjimu. O tolimesni, tai aš dabar matau, kad aš norėsiu išleisti tų knygų seriją. Ir man matau šiai dienai kokias 5 knygas. Ir va, su ta serija, kas ten vyks toliau, tai jaučiu, kad bus gerai, bus labai įdomu. Bet kas ten tiksliai, tai nežinau šiai dienai. Tai sėkmės tau su visom knygom ir tikiuosi, kad tikrai bus serija ir tikrai jos tęsis ir sėkmės kūryboje ir visokiose įdomiose veiklose. Irgi čia dalinasi už nuoširdų pokalbį ir visus pasidalinimus. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjot gyvai. Tai įrašas liks grupiai. Tikiuosi, kad išsisaugos ir dėkoju visiems. Ir dėkoju. Ačiū tau, labai ačiū tau, Laura, irgi tau visko, ko tik tai geriausio, kas tau harmoningiausia ir tegul vyksta lengvai, paprastai ir greitai. Ačiū labai. Iki. Iki tada, visiems iki.